Sveiki, kolegos. Šiandien pakalbėkime apie S&P 500 indeksą, kurio jis yra vietoje, kaip atrodo jo techninė analizė, nes daugeliu kyla klausimų dėl neramios geopolitinės situacijos, ar jau rinkos perdegė, ar jau gali kristi, iki kur jos kristi. Tai jau jaučiasi tarp investuotojų šiokia tokia įtampa, tai pabandom ją sudėlioti techninius lygius. Ir kaip visada, spauskit like, subscribe, jeigu kyla kažkokių klausimų, parašykite. Kam įdomi mūsų veikla grupėje, tai pažiūrėkit video iki galo, bus trumpas intro. Tai žodžiu, tai kas yra S&P 500, turbūt daugelis jau žino, bet kas nežino, tai pasikartosiu, tai yra 500 galingiausių JAV kotiruojamų įmonių. SPY indeksas, dar kitaip vadinamas S&P 500, yra pats svarbiausias indeksas JAV rinkoje, palei jį juda visa rinka, tai kaip juda rinka, nu, taip ir juda akcijos. Tai jeigu pažiūrėt, kas šiuo metu vyksta, tai atrodo, kad rinka norėtų suktis, kažkur grįžti, ar į vieną, ar į kitą zoną. Ir kur atsiranda šitos zonos, tai galvot ir pradėkim nuo to, ne? Tai techninė analizė yra kas? Techninė analizė yra tai, kur mes žiūrim istoriją ir kur buvo mūsų daugiausiai susikirtimo taškų, kur buvo kova pirkėjų ir pardavėjų, ten pas mums atsiranda lygis. Tas lygis vadinama zona, va čia kur nubrėžta tam spalvomis. Ir ten kaip pirkėjai pradeda silpnėti, rinka apsisuka ir leidžiasi į apačią, ne? Lygiai taip pat, jeigu pereina mūsų lygį, pirkėjai stiprėja, rinka kyla į viršų, taip ir juda. Visada vyksta pirkėjų ir pardavėjų kova, ne? Tai jeigu pažiūrėsim tuos mūsų kritimus, tai kiekvieną kritimą rinkoje, ne, augimas ir po to kritimas galima susiekti su tam tikra naujiena visada. Tai pavyzdžiui, jeigu čia imsim mane šitą vietą, čia buvo balandis, čia buvo Trumpo muitai, kaip rinkos labai greit sureagavo, kas pamena, kas iš anksčiau prekiavo. Po to žiūrėkim kitą pakritimą, ne? Čia buvo 2-2 metai, šitą vietą. Kas buvo 2-2 metais buvo, tai Ukrainai karas prasidėjo. Matom pakritimą. Čia, po to grįžtam į 20 metus, čia irgi puikiai žinom, kas buvo, čia prasidėjo mūsų COVID-as, ne? Tai prasidėjo mane greitai, 6 metų ta istorija ir matom, kad mūsų kiekvienas rinkos pakritimas turi tam tikrą naujieną ir dabar kaip žinoti, kurios vietos juda ta naujiena, ne? Tai grįžkim dabar nuo pastarosios 25 metų, čia balandžio, ne? Tai Trumpas įveda muitus, ne, ir rinka krenta. Ir kur žinoti, kad čia šitoje vietoje gali sustoti. Tai mūsų šita sustojimo zona buvo prieš tai buvusios aukštumas. Šitos visos vietos mums identifikavo, kad rinka toje vietoje galimai sustos ir apsisuks. Ir kas iš investuotojų, pradedančių investuoti ir taip toliau, kas pradėjo investuoti šitoje vietoje, arba kas prekiavo palei techninę analizę, kas pirko šitoje vietoje, tai jie daugiausiai ir uždirbo. Nes rinka apsisuko, pajudėjo vėl į viršų ir dabar kas vyksta? Dabar vyksta pasipriešinimas ir ką daro tie žmonės, kurie pirko čia? Jie jau čia pardavinėja ir išeina iš pozicijų. Kaip jie išeidinėja iš pozicijų ir kaip nebeatsiranda norinčių pirkti už tą kainą, rinka kas atsitinka? Rinka vėl pradeda kristi. Tai turi įtakos ir mūsų geopolitinė visa situacija ir aplamai visas rinkos judėjimas tai visada vyksta. Nes jeigu taip įsivaizduoti, visada duodu tokį vaikišką pavyzdį, kad kaip tas pavyzdys atrodo taip, kad įsivaizduokit, jūs esat bėgikai ir bėgat, pavargstat, tada sustojat, pavalgot, atsigeriat, pailsit, išsimiegat ir tada vėl kylam į viršų, tada vėl galima bėgti. Esmė, kad rinkos kaip kyla, jei pasibaigia kūras ir kad pasipildytų kūrą, jei vėl reikia grįžti atgal ir tada vėl važiuoja į viršų. Ir taip visada yra. Jeigu taip jau techniškiau šnekėti, tai kaip nebėra kas perka brangiai, tada rinka pradeda kristi ir pradeda ieškoti support palaikymo zonų, kuriuose vėl pirkėjai pradeda užeidinėti, nes mato tinkamą kainą. Tam ir mes ir braižome techninę analizę, kad suprasti, kur yra tos mūsų zonos, kuriuose jau gali pirkėjai užeidinėti ir kai pirkėjai užeidinėja, tada kaina pradeda važiuoti viršų. Tai šitą zoną, kodėl atšoko, mums buvo viskas aišku, po to kita zona, ne, kai prasidėjo karas. Mums irgi aišku, kodėl, nes mes turėjom prieš tai buvusias aukštumas šitoje vietoje. Ne. Čia kaip nusibraižom lygį prie buvusių aukštumų ir ateina, ne, Ukrainai prasideda karas, pradeda ten kristi rinkos. Čia toks pirmą bounsą padarė, ne, čia po to bandė kilti, antrą bounsą padarė, po to jau atšoko ir išvažiavo į viršų. Kodėl čia atšoko? Nes čia buvo prieš tai buvusios aukštumos ir čia kaina
šitose vietose visur reagavo. Taip yra daroma techninė analizė, iš to mes apsprendžiam, kas kur juda ir kur galim identifikuoti savo užėjimo zonas, tiek ilgalaikių investicinių pozicijas, kur yra protingiausia pirkti, tiek, tiek spekulacijai, tiek į svingų ir tradingų ir taip toliau. Tai žodžiu, jeigu grįžtume prie dabartinių lygių, mano manimu, techniškai iki kur kaina gali eiti, dabar matomas, kad jau rinka pradėjo suktis, ne? Jau kaip rinka pradėjo suktis, tai dabar mūsų pirmoji zona yra va šita vieta 650, ne? Čia reikia žiūrėti, nes čia buvo prieš tai reakcijas ir čia. Jeigu šitos mūsų kainos nelaikys, ko mes galime tikėtis toliau, galime tikėtis čia 6, 600, 610, 620. Dėl ko? Nes čia, žiūrėkit, buvo prieš tai buvusios aukštumos. Kas atsitiko? Kaina koregavos, lipo viršų, breikrytės padarė ir vėl nuvažiavo viršų, ne? Čia irgi mūsų stiprus lygis. Kas liečia mūsų tolimesnį lygį, tai ten jau turėtumėm apie 500. 500 būtų idealu, jeigu rinkos iki tiek pasikoreguotų. Ir čia jau galėtumėm turėti puikių užėjimų. Ar mes gausim tuos 500, ar negausim, niekas nežino. Bet iš principo svarbu suprasti, kad kur galima daryti mūsų protingą užėjimą, o kur ne. Tai ta 500 zona būtų labai graži, fainai jinai būtų ir būtų tikrai verta dėmesio. Dabar, į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, visi sako, tai kurioje vietoje yra tinkamiausia investuoti, ne? Tai mano akim, tinkamiausias vietos investicijai yra prie mūsų interesų zonų. Tos mūsų interesų zonos yra kas? Tai yra vat, mūsų lygiai. Mūsų protingas pirkimas, ne, yra ne šita vieta, o protingas pirkimas yra apačia, nes mes nežinom, kad kaip kaina čia davažiuos iki viršaus, tada jau geriau pirkti kaip kerta lygį ir įsitvirtina ir pirkti čia, negu pirkti čia ir gali būti, kad rinka kris į apačią. Ne? Tai čia yra mūsų techniniai pirkimai, taip vadinami. O jūs investuoti visada galite bet kur, bet aš nerekomenduoju niekada pripirkti prie viršūnių, geriau palaukti, kol partrauks kainą iki tam tikrų lygių ir ten daryti užpirkimus. Dabar dėl ko, nes tai padidina jūsų pelną, sumažina rizikas, negu pirktumėt kanalo viršuj, geriau visada yra pirkti kanalo pačioj. Dabar sakysit, kuo S&P susijęs su atskirom akcijom. Tai, žodžiu, jeigu jūsų akcija yra iš S&P 500, o S&P 500 rodo bendrą rinkos tendenciją, augimą ir kritimą, tai jūs nesitikėkit, kad jeigu S&P kris 4-5 procentus per dieną, kad jūsų akcija tiek nekris. Tai jeigu pasižiūrėtumėm, pavyzdžiui, čia, ne, Trumpo muitus, tai kiek krito kaina? Krito 20 procentų. Tai kaip kiti sako, kad jau čia, įvyko korekcija, nu tai mes vat nuo viršūnių dabar turim tik tai 5 procentus. Tai realu mūsų korekcija būtų 10 procentų, jau būtų visai neblogas variantas. O idealiu atveju mūsų korekcija turėtų atrodyti tai 30 procentų, jeigu pakristų, tai būtų labai sveikas judesys, bet ar tai mes gausim, neaišku. Ar gali būti, kad po savaitės pasibaigs karas ir važiuosim taip į viršų? Žinoma, kad gali, bet tada kur mūsų užėjimas tada turės va šitos vietos būti. O jeigu toliau važiuosim į apačią, mes čia palaipsniui galim dasipirkinėti kur? Prie mūsų didžiųjų lygių. Nes, o, pavyzdžiui, šitoje vietoje irgi yra lygis. Matos, kad kaina reagavo. Šitoje vietoje irgi yra lygis. Bet jeigu mes perkam investiciją, tai mes perkam stengiamės pirktis prie tų lygių, kurie buvo didieji. Didieji lygiai, kur kaina po didelio judesio atsimušė tiek į vieną, tiek į kitą pusę ir ten žinom, kad yra stiprus lygis. Tai va. Tai šiai dienai rinkai reikėtų būti atsargesniam, nes kaip va, čia matom kainos sukasi ir visada mes, kaip aš sakau, galima pasitikrinti istoriškai, kaip reagavo anksčiau ir kaip buvo koks judesys. Tai pažiūrėkit, čia irgi taip pat buvo. Nepramušė ir kas atsitiko, laimėjo pardavėjai, kurie akcijas šortino, tai čia dabar lygiai ta pati situacija. Jeigu grįžtumėm anksčiau, va čia irgi matom, kad nebuvo taip, kad mūsų kaina tiesiog ir nukrito, ne, pažiūrėkit čia. Bandė vieną, antrą, trečią, ketvirtą ir čia, kadangi mes žiūrim 4 valandų, tai čia nuo lapkričio iki sausio pabaigos, ne? Tai realiai 3 mėnesius nepramušė ir po to kaina pasileido žemyn. Čia mes turim lygiai tokią pačią situaciją, kad jau kiek bandė mūsų aukštumas pramušinėti, niekaip jų nepramušė. Tai va. Tai šitą dalyką atkreipkite dėmesį, dar to labiau kaip tokia geopolitinė situacija, tai ko mums reikėtų? Mums reikėtų, ir tai būtų labai sveika rinkai, kad grįžtumėm, pasipildytumėm kūro ir važiuotumėm vėl toliau į viršų.
o iki kur važiuosim pildytis to kuro, ar čia atšoksim, o gal net čia atšoksim, čia jau niekas nežino. Bet techniškai mes galim tą dalyką suvaldyti, kad galim pro čia užžeidinėti, šitose vietose pirkti, kad turėtumėm kaip praskėt poziciją. Nereikia, kad čia atėję jau biški pradės atšokinėti, kad čia pirksim už visus pinigus, kur turim. Ne, iš čia jau galim pradėti pirkimus, bet visi pirkimai turi būti su protu, kad visada dar turėtumėm galimybę prasiskėsti kainą ir taip ilgainiui uždirbti. Ar rinkoje čia bus krešas, kaip kiti sako, ar kad čia viskas rinkos dings, niekur tos rinkos nedings, gali būti saugus, įmonės uždirba pinigus, uždirba ir uždirbs, įmonės brangs, ilgojo laikotarpio S&P tikrai kils, bet faktas, kad jis kažkiek dabar gali pasikoreguoti ir turėsit gerą progą nusipirkti investiciją su nuolaida. Tikrai neskubėkit pirkti, o žiūrėkit, kuriuose vietose yra lygiai, nes jeigu pradėsit čia pirkti, išleisit visus pinigus, o jūsų kaina pavažiuos iki čia ir atšoks, tai jūs sakysit, ai, ką aš padariau, kaip kokius neprotingus sprendimus priėmiau, kad čia išleido visus pinigus, o dabar kaina pavažiavo dar iki čia ir aš jau nebeturiu ką pirkti. Tai geriau prasiskėskit savo pinigus, jeigu turit jų laisvų ir pirkit dalim, nepirkit už viską, čia prie aukštumų, geriau palaukit gilesnės korekcijos, o jeigu negausit, tai kažkada ateityje vis tiek rinkai kylant, pasikoreguosim ir nusipirksit prie geresnių vietų. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot video, kas peržiūrėjo iki galo, turbūt buvo įdomu, tai dar pasilikit, pažiūrėsit trumpą ištrauką apie grupės medžiagą ir sėkmės visiems investuojant, spekuliuojant, treidinant. Tik šiai dienai patarimas, kad neskubėkit pirkti ilgalaikių pozicijų, gal dabar pats laikas būtų biškį luktelt, geriau mėnesį vieną kitą luktelt, negu po to gailėtis tos kainos, kurią būtumėt galėję gauti, jeigu būtumėt turėję pinigų tą dieną. Tai va, tai sėkmės visiems, gražios savaitės, iki. Nu, tai susilaukiu nemažai klausimų, kas ten kaip tai grupėje atrodo, tai va, dalinuosi. Tai vieną rytą dalinamės, kur yra spajus, dalinamės lygiais, ką matom, kur būtų galima užeiti, kuriuose vietose atkreipti dėmesį. Po to turim trading dieną, čia kur šnekam apie tradinimą. Po to turim investavimą, skilti investavimo idėjas, kodėl įdomu investuoti ar į vieną, ar į kitą dalyką. Po to turim swing skilti, kur irgi metam idėjas, kur įdomus momentai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kodėl reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokiais dalykais dalinamės. Disbalansų grafikų, kas susipažinę, irgi įdomių. Po to turim mokyklos skilti, kur dedam video, praktinius patarimus, edukacinius video, ką atkreipti dėmesį, tai čia viskas saugoma, galima peržiūrėti. Po to turim šiokią tokią psichologiją skilti, kur irgi dalinuosi savo patirtim, patarimais. Po to turim knygų skilti, po to turim video, klausimai pagalba, apklausos ir čia skiltis, kur kalbam apie viską. Po to dar naudingos nuorodos. Ir tiek, tai taip atrodo mūsų to grupės medžiaga. Tai kam įdomu, galite ateiti, pasibandyti. Savaitę galite pasibandyti nemokamai. Pridėsiu dabar savo paštą, tai parašykit man į paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus ir taip galėsim susikontaktuoti. Tai jeigu buvo video įdomus, irgi paspauskite like, rašykit komentarą, patiko, nepatiko, gal kažką dar norėtumėte išgirsti apie kitas temas. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už jūsų dėmesį šiandien ir gražios dienos.